Reikalų ministerijos išplatinto pranešimo, taip vykdomosios valdžios pirkimai taptų skaidresni. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos gali pasirinkti, kaip organizuoti viešuosius pirkimus savo pajėgomis ar centralizuotai. Ministerija siūlo, kad pasirinkimo galimybės nebeliktų. Policija nutrauks sutartį su saugos bendrovėmis, gyventojai ir įstaigos raginami pasirinkti kitus šios paslaugos teikėjus. Policijos departamentas primena, kad Seimo patvirtintoje Lietuvos policijos sistemos plėtros programoje ir vyriausybės patvirtintame priemonių plane numatyta atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų - atlyginimo apsaugos paslaugų. Vilniaus apygardos teismas trečią kartą iš eilės buvo priverstas atidėti vadinamąją darbo partijos juodosios buhalterijos bylą. Antrą kartą posėdis atidėtas dėl vienos kaltinamųjų buvusios partijos darbuotojos Vitalijos Vončutaitės nėštumo. Kitas posėdis numatytas vasario 17-ąją. Vilniuje atidaromas naujuoju Vilniaus vakariniu aplinkeliu, kurio pirmasis statybų etapas truko. Jūs klausotės žinių radijo. 95% turėtų gyventojų prijungti prie vandens, prastai tariant, vamzdžio. Bet dabar prie kainų. Noriu dar kartą grįžti, vis tiek grįžtant prie nuotekų ir vandens tiekimo tvarkymo kainų. Dažnai kyla klausimas, ar ne per daug mokama, ponia Mickutė. Kaip jau ir sakėme, kainodaros principus ir patį kainų nustatymo metodiką šiuo metu tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Jis taip pat turėtų derinti ir turi derinti vandens paslaugų kainas. Ir kontroliuoti, kaip tos kainos yra taikomos. Jūs klausotės žinių radijo. Komisija išskyrus lietaus ten nuotekas. Tačiau vandens paslaugų kainos turi būti apskaičiuojamos vėlgi irgi ir ne tai, kad tik suderinamas, bet jos yra apskaičiuojamas ir nustatomas vadovaujantis irgi atitinkama patvirtinta metodika. Savivaldybių kontroliuojamų vandens tiekimo įmonių, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tas